Kovotojas atstovaujantis Latvijos sporto klubą Golden Glory Maksim Ruls. Grįžtame po pertraukėlės. Matas Terzis iš Okamis Gym iš Mažeikių raudonajame ringo kampe. Maksimas Rulsas iš Golden Glory sporto klubo Latvijoje mėlynajame ringo kampe. 3 raundai po 2 minutės. Kaip ir prieš tai matytose kovose išskyrus atidarimo kovą, svorio kategorija iki 66 kg. Kategorija 66 kg, K1 taisyklės, 3 raundai po 2 minutės. Paskutinės teisėjo pastabos prieš prasidedant kovai. Ir dabar jau metas startuoti. Priminsiu, Latvijos mėlyna atributika ir mėlynasis ringo kampas Maksimas Rulsas, raudonasis ringo kampas ir raudonas apsaugos Matas Terzis. Pavojingai smūgių neužfiksuota ir iš karto. Pavojingai smūgiais rankomis apsikeičia oponentai. Maksimas Rulsas pataiko varžovui į galvą. Skaičiuojamas laikas. Ir dabar jau toliau tęsiama kova. Leidžiama ją tęsti Matui Terzi. Visų pirma, žinoma, dėl to, kad jis gali tai daryti. Pasinaudoja šią tokią pertraukėlę, panašu Matas Terzi, tačiau dabar aktyviai įsijungia į kovą iš karto po to, kai ji buvo vėl pradėta. Apsikeičia smūgiais rankomis abu oponentai. Aktyvesnis Matas Terzi. Keletas smūgių į galvą Maksimui Rulsui iš pastarojo laikysenos. Panašu, kad neypatingai pavojingi jam, išsilaiko ant kojų Maksimas Rulsas ir netgi nepradėtas skaičiuoti jam knockdowno laikas, tačiau praleido keletą smūgių Maksimas Rulsas ir tai gali atsiliepti vėliau kovoje. Šiek tiek ilsisi abu sportininkai po to aktyvaus susirėmimo. Toliau tęsiasi kova. Ir baigėsi pirmasis raundas. Laikas minutės pertrauka bei antrasis raundas. Po pirmojo sunku pasakyti, kas buvo geresnis, išskyrus tuos keletą gerų epizodų iš Mato Terzi. Antrojo raundo pradžia, grįžta į ringą Matas Terzi ir Maksimas Rulsas. Geriau pirmąjį raundą pradėjo Maksimas Rulsas, buvo skaičiuojamas laikas Matui Terzi.
Antrajame raunde jau, tiksliau antrojoje, pirmojo raundo pusėje, jau geresnis buvo Matas Terzi, dabar antrasis raundas ir kol kas žvalgyba jo pradžioje. Kova iš klinčo, vėl grąžinama į stovėseną. Bandymai smūgiuoti į galvą tiek iš vieno, tiek iš kito varžovo ir čia smūgį žemiau juostos praleidžia Maksimas Rulsas. Iš reakcijos buvo panašu. Šiek tiek pašokinėja. Rulsas, sakoma, kad kontaktas į kulną padeda atsigauti tokiose situacijose. To kontakto išvystame ir dar šiek tiek. Ir Maksimas Rulsas gali tęsti kovą. Tačiau jie tęsia nesėkmingai. Terzi bandymai, po to jam atsiseka apsauga. Nors buvo praradęs poziciją, jis prieš Latvį, tačiau buvo iškėlęs ranką į viršų, paprašė pertraukos, vėl siekiant užsisekti apsaugą. Žvalgyba. Vienas smūgis koja visai sėkmingas. Matas Terzi dabar atlieka jau ir gerą smūgį ranka. Jis aktyvesnis. Nuo pat to, kai praleido pavojingą smūgį iš varžovo, nuo pat tos akimirkos Matas Terzi ima bandyti imti iniciatyvą į savo rankas ir jam tai sekasi neblogai. Sakyčiau, kad jeigu dabar baigtųsi kova, būtent Matui Terzi būtų atiduota pergalė, tačiau palaukti dar reikės. Antrasis raundas dabar, trečiasis dar laukia ant ringo grindų Maksimas Rulsas. Ir įspėjamas buvo panašu Matas Terzi. Dabar pertraukėlė tarp antrojo ir trečiojo raundų. Trečiasis raundas tarp Mato Terzi ir Maksimo Rulso. Kol kas Matas Terzi palaikomas vietinių sirgalių, todėl kad yra Lietuvos sportininkas kovojantis prieš Latvių auklėtinį. Kol kas Matas Terzi atrodo panašu, kad geriau už savo oponentą. Vėl pavyksta išvengti varžovo suktuko, po to atlikti porą smūgių rankomis į galvą. O čia Latvio ataka. Pavojingas Maksimas Rulsas, neturintis kur trauktis trečiajame raunde. Jam jau reikia demonstruoti aktyvumą. Kovą laimėti įmanoma, tačiau ne pernelyg lengva. Todėl, kad buvo praleistos kelios smūgių serijos pirmuosiuose dviejose raunduose. Tiesa, jeigu kova būtų pripažinta lygia, ją laimėtų neįspėtas Latvis. Įspėjimo susilaukė besibaigiant antrajam raundui Matas Terzi. Matui Terzi taip pat reikia būti aktyviam, todėl galime tikėtis labai aktyvių paskutinių šios kovos akimirkų, paskutinių trečiojo raundo sekundžių.
Geras Terzis smūgis į galvą. Vėlgi nepernelyg sutrikdantis varžovą, tačiau atlikta švariai. Jokio kontakto kurį laiką pabando koją smūgiuoti Maksimas Rulsas. Galbūt ir nuovargis daro savo. Nesėkmingas suktukas. Nepavyko užkabinti varžovo. Matui Terzi. Ir Matas Terzi sukaupė savo jėgas paskutinėms akimirkoms. Viskas. Baigiama kova, skaičiuojamos sekundės yra Maksimui Rulsui. Laikas. Dar lyg ir buvo leista kovoti sportininkams, tačiau baigėsi raundo laikas. Turėtų būti skelbiamas nugalėtojas, logiška. Įspūdingiausi kovos epizodai čia, laukiame oficialaus teisėjų sprendimo. Sunku pasakyti, kas turėtų laimėti šią kovą. Greičiausiai šiaip jau Matas Terzi, nebent jam sutrukdytų įspėjimas, kurį kiek pastebėjau gavo lietuvis antrajame raunde, tačiau nesu visiškai dėl to tikras, tiesą sakant, ir galų gale sportininkų lemtis paaiškės tik tai teisėjų sprendimu ir tik tai juo, ir turėtume bei galėtume remtis. Verdiktas jau dabar. Suskaičiavus labai didžiai visus taškus po 3 raundų teisėjų sprendimu skelbiamos lygiosios. Draw. Lygiosios. Vis dėlto ir teisėjai suskaičiavę taškus vis dėlto neižvelgia nė vieno iš sportininkų pranašumo. Matas Terzi turėjo.